lietuviai Lietuvoje ir visame pasaulyje. Kovo 11 suteikia mums naują pradžią ir viltį, o Lietuvos diaspora ženkliai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tad mūsų visų pareiga yra kurti, globoti ir saugoti mūsų tėvynę ir nesvarbu, kur mes gyvename. Šių laikų geopolitinė situacija verčia mus ir vėl vienytis ir ginti Lietuvą, mūsų šalies suverenitetą, mūsų kaimynų laisvę ir mūsų visų nepriklausomybę. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vardu nuoširdžiai visus sveikinu su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, kovo 11 ir geriausi linkėjimai iš Vokietijos. Aš esu Lietuva ir tu esi Lietuva.